Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Pirmadienio vasario 17 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vakar jurbarkiečiai šventė valstybės atkūrimo dieną. Vasario 16 progai skirtų žaidimus susidomėjo pusšimtis įvairaus amžiaus aktyvių miestiečių. Maestro Kęstutis Vasiliauskas gražų jubiliejų pasitiko kartu su savo gerbėjais, dovanodamas jiems savos kūrybos vakarą. Mums greitai 25. Ta proga mes ruošiame ir pagaliau paruošėme jums ypatingą dovaną. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę televiziją, išsirinkite teminį TV paketą ir 25 mėnesius žiūrėsite jį nemokamai. Baltikum, dovanų maratonas tik prasideda. Vakar visa Lietuva minėjo savo valstybės atkūrimo 96 metinės. Šiai progai skirti renginiai vyko visame rajone. Jurbarko mieste jie prasidėjo 10 valandą žaidimų pasivaikščiokime vasario 16 keliu. Vidurdienį suskambė Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčios varpai. Pakvietė visus tikinčiuosius į šventas mišias skirtas laisvės gynėjų atminimui. Lygiai 13 valandą savivaldybės aikštėje buvo pakelta lietuviška trispalvė ir sugiedota kudirkos tautiška giesmė. Po iškilmingos dalies buvo duotas startas jubiliejiniam 10-ajam sveikatingumo bėgimui Jurbarko miesto gatvėmis, be kurio jau neįsivaizduojama vasario 16-osios paminėjimų diena. Prieš pat startą pakalbinome vieną iš vyriausių šventinio 3 km ilgio distancijos bėgimo dalyvį, maratonininką Jurgį Petkų, nuolat dalyvaujantį ne tik Vilniaus ar Kauno maratonuose, bet ir savo jėgas, pasak jo paties, išmėginusi ir anapus Atlanto. Tačiau, kaip jis pats prisipažino, šiame bėgime jis dar niekad nedalyvavo. Šventinėme bėgime pirmą kartą, dabar 10 bėgimas ir pirmą kartą. Aš tokių mažų nemėgstu bėgti ir taip toliau. Pusė maratonas man primtiniausia. Su 50 km prabėgęs. Galėjau ir daugiau, bet nenorėjau, taip lėtai, kaip sakoma, nesipriešydamas. Pirmąjį maratoną nutariau bėgti, kai man sukako 60. Taip, jumoro dėlė, 60 metų Vilniaus maratonį tarptautinę prabėgau gana gerai. Interviu metu Jurgis Petkus išsakė norą po finišo įsiamžinti su pačiu jauniausiu šio bėgimo dalyviu ir mes šį jo norą išpildėme. Pats vyriausias ir jauniausias šio bėgimo dalyviai finišo juostą kirto kone vienu metu. Savo jėgas išbandė ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos reikalų koordinatorė Audronė Balčiūnienė, kuri sakėsi, nors ir esanti pavargusi, bet labai laiminga. Gera trasa, geras oras. O kai komanda šalia bėganti gera, tai irgi gerai. Ar pirmą kartą bėgai šiame maratone? Šitam pirmą. Jau senai bebėgiojau. Pasitikrint save reikėjo. Kaip tau? Gerai. Įveikė viską nuoširdžiai. Laiko yra teisėjai visada palaukti. Pirmasis 3 km distanciją įveikė gimnazistas Martynas Tirlikas. Po jo finišą kirto dar 2 orientacininkai – Mindaugas Montvilas ir Daivaras Genys. Kiek vėliau paaiškėjo nugalėtojai atskirose amžiaus grupėse. Visi bėgikai bei susirinkusieji jų palaikyti buvo vaišindami karšta arbata ir koše. Lygiai 14 valandą ant Didžiosios kultūros centro salės scenos vienas po kito šio centro kolektyvai gausiai susirinkusiems jurbarkiškiams pristatė artėjančios dainų šventės repertuarą. Vakar švenčiant valstybės atkūrimo dieną jurbarkiečiai buvo pakviesti pasivaikščioti vasario 16 keliu. Taip vadinosi žaidimas, į kurį visus pakvietė Jurbarko kultūros centras. 10 val. Ryto šio žaidimo iniciatorius Gintaras Zareckas visiems dalyviams išdalino žaidimo pasus, kuriuose buvo nurodyti tam tikri punktai, kuriuose visi žaidėjai turėjo apsilankyti ir atlikti ten tam tikras užduotis. Tarpe beveik pusšimčio dalyvių sutikome įvairiaus amžiaus žaidėjų, kurie sakėsi čionai atėję, norėdami gerai praleisti laiką.
Reikia dalyvauti visur, visiems gamtoj pabūti, reikia sveikatos pavaikščioti. Šitokią dieną, jeigu lietus nelis. O jeigu lietus lis, tai biški blogiau, bet turim lietsargį. Prie televizorių, prie kompiuterių sėdėti, tai yra, kai žmonės, kas sako, smertis. O čia pavaikščioti gamtoj, tai yra sveikata. Kad lietus nelytų, būtų labai smagu. Sugalvom, kad vasario 16 kažkokie renginiai vyksta ir sumastėm dalyvauti, tai tiesiog laiką praleisti prasmingai. Paskaitėm skelbimą, kad toks turnyras, kad tiksliai nelabai dar supratom kokios taisyklės, bet kažkas panašos į orientacinę, kiek supratom, turėtų būti, ir pasitarėm, kad reikia sudalyvauti su sūnum. Pasivaikščioti žaidimo organizatorių sumanytų maršrutu panoro ne tik jurbarkiečiai, bet ir svečiai kariškiai iš Tauragės. Esam iš Tauragės, priklausom 307 ir vienas karys iš 305 kuopos, 3 rinktinė Klaipėda, Žemaičio apygarda. Esam nusiteikę patriotiškai ir dalyvaujame, kur tik galime, visose renginiuose patriotiškuose. Esam pažįstami, kaip sakant, su Jurbarko vienu iš aktyviausių žmogumi, tai Tamsta Vidmantu Geniu, ir jisai mus, kaip sakant, internetu informavo ir iš mūsų kuopos yra vienas iš leitenantų, tai Marius, toksai čia jūsų Jurbarko priklauso, tai iš jo ir sužinojome taip pat irgi apšvietį. Žaidimo dalyviai turėjo apsilankyti 6 punktuose, kurie vienaip ar kitaip buvo susiję su šalies ar Jurbarko miesto istorija. Viename iš seniausių miesto pastatų, kur yra įsikūrusi Jurbarko miesto ir rajono laikraščio Mūsų laikas redakcija, žaidimo dalyvių buvo prašoma ekspromtu sukurti 4-eilį skirtą Lietuvai. Nors užduotis ir buvo ne iš lengvųjų, su ja puikiai susitvarkė visos komandos. Dar viena kūrybinė užduotis visų laukė ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje. Čia juos pasitikusi mokyklos direktorė Loreta Ševelienė turėjo įvertinti, kaip komandos atlieka dainą iš širdies. Krašto muziejuje dalyviams buvo pasiūlyta apsilankyti čia eksponuojamoje Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo parodoje ir vėliau atsakyti į klausimus, kurie išdavė, kiek atidžiai jie šią parodą apžiūrėjo. Ko gero pati sunkiausia žaidimo užduotis visų laukė viešojoje miesto bibliotekoje, kur iš daugybės nuotraukų žaidimo dalyvių buvo paprašyta išrinkti tas, kuriuose yra užfiksuoti vasario 16-osios aktų signatarai. Su šia užduotimi geriausiai susitvarkė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos komanda klasiokai. Jie įvardino visus signatarus. Kur kas lengvesnė, tačiau pati gražiausia tai dienai užduotis. Dalyvių laukė atėjus prie paminklo Vytautui Didžiajam. Čia visos komandos turėjo nusifotografuoti lietuviškos trispalvės fone. Na, o pati linksmiausia iš visų užduočių buvo atliekama pačiame miesto centre. Šalia liukso kavinės esančiame parkelyje dalyviams buvo leista pasijusti tarsi Sočio olimpiadoje ir užsidėjus slides įveikti žaidimo organizatorių nustatytą trasą. Žaidimo taisyklėse buvo numatyta, jog atlikus visas užduotis iki 13 valandos buvo būtina užpildytus žaidimo pasus pristatyti komisijai, kuri pagal skirtingas kategorijas išrinko 7 nugalėtojus, kurie buvo apdovanoti vėliau vykusio iškilmingo koncerto metu. Marškinėliais su tautinė atributika ir lietuviškomis trispalvėmis buvo apdovanoti Vytautas Juškaitis, žaidime dalyvavęs su savo sūnumi, pati vyriausia šio žaidimo pora Agrafina ir Zigmantas Rimkai. Geriausiomis komandomis buvo pripažinti svečiai kariškiai iš Tauragės, Jurbarko miesto gimnazijos klasiokų komanda sudaryta iš Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos narių, o taip pat jurbarkietės Eglės Žižiūnienės šeima. Dar vienas žaidimo prizas artimiausiu metu bus įteiktas ir apdovanojimuose nedalyvavusioms, tačiau žaidime puikiai pasirodžiusioms Jurbarko naujamiesčio pagrindinės mokyklos pedagogėms. Šiandien vasario 17 dieną mūsų kraštietis, muzikas, kompozitorius, dainų autorius, atlikėjas bei pedagogas Kęstutis Vasiliauskas pasitiko savo 70-ąją žiemą. Ta proga šeštadienį Valstybės dienos atkūrimo išvakarėse Jurbarko kultūros centre jis surengė savo kūrybos vakarą, kuris, pasak jo paties, buvo tarsi duoklė jo muzikos mylėtojams. Vakaras prasidėjo nuo staigmenų. Pirmąją pateikė Jurbarko kultūros centro berniukų choras Bildukai. Jo vadovė Danutė Lapienė maestro Kęstutį Vasiliauską pakvietė kartu su choristais padainuoti jo sukurtos dainos Gražiausios spalvos, kuri yra įtraukta į šių metų Liepos mėnesį Vilniuje vyksiančios Lietuvos dainų šventės repertuarą.
gražiu jubiliejumi kompozitorių sveikino ne tik jo kolegos ir mokiniai, bet ir paties vaikai. Pirmasis ant scenos pasirodęs Dainius Vasiliauskas gausiai susirinkusiems jurbarkiečiams leido dar kartą įsitikinti sena lietuviška patarlę, jog obuolys nuo obels netoli rieda. Puikiu balsu, lavintų pas profesorių Vladimirą Prudnikovą, atliktos dvi tėvo parašytos dainos buvo puikiai dovana ne tik pačiam maestro, bet ir žiūrovams. Taip pat jautriai per salę nuvilnijo ir dar viena maestro sukurta daina, atlikta duetu su dukra Agne. Tu netikėk, mano tauta, kad tu vienų viena, ir su tavim tavo daina ir protėvių kalba. Ir su tavim žemė gimta, ir su tavim saulė šviesa, ir su tavim ir su tavim žemė gimta, ir su tavim saulė šviesa, ir su tavim vytauto dvasia. Audringais žiūrovų aplodismentais buvo pasitikta ir pati jauniausia maestro dukra Marija, kurios muzikinis kelias dar tik prasideda. Tėtės sukurtos dainos apie rožę ar alyvas buvo išdainuotos su sunkiai nusakoma meile. Rožė raudona kaip kraujas, tartum vakarė žalia, jeigu ją laikant tau skauda, reiškia ji rožė tikra. Rožė raudona kaip kraujas, tartum vakarė žalia, jeigu ją laikant tau skauda, reiškia ji rožė tikra. Antroji vakaro dalis buvo skirta kiek kitokiai muzikai, kaip pats Kęstutis Vasiliauskas ją įvardino popsui. Šios dalies metu smuiką, fortepijoną bei gitarą pakeitę elektriniai vargonai, lygiai taip pat klusniai pasidavė maestro rankoms ir salė netruko prisipildyti tos muzikos, be kurios prieš gerus 2 dešimtmečius buvo sunkiai įsivaizduojami vakarai ne tik Jurbarko, bet ir kitų miestų restoranuose. Na, o visą kūrybos vakarą vainikavo visoje Lietuvoje gerai žinoma Kęstučio Vasiliausko sukurta daina Žemė Lietuvos, kurią, kaip jau įprasta, visi kartu dainavo atsistoję. Nutilus paskutiniam šios dainos posmui, maestro buvo apipiltas gėlėmis ir nuoširdžiais padėkos žodžiais. Po koncerto duodamas interviu Jurbarko žinioms, maestro sūnus Dainius Vasiliauskas, dėkodamas tėvui už įskiepytą meilę muzikai, suteikė vilties, kad scenoje išvysime ne tik dainuojantį kompozitorių, bet ir jaunąją Vasiliauskų kartą. Už tuos genus aš jam galėčiau dėkoti, nes daug kažkokių savie dalykų, kuo toliau, tu jų daugiau atrandi, kas liečia sąsają su tėvu. Ir aišku, savo kažkokią muzikinę pusę gyvenime, tai turbūt irgi galėčiau daugiausiai susijęti su jo pusė. Jo tėvas, mano senelis, buvo muzikas. Muzika mane visą laiką gyvenimą traukė
turbūt dėl to, kad užaugau tokiai šeimoje. Muzika manęs nepaleidžia, visą gyvenimą aš prie to grįžtu ir tėvo koncertas tai buvo kažkokia proga prie to sugrįžti taip nuosekliau ar kažkuriam laikui. Ir galbūt kažkur truputį nuves toliau.